Su kiekviena diena Lietuvoje vis labiau įsibėgėja vasariški orai, tad šį kartą rubrikoje Prie garažo automobilius paliksime ramybėje ir persėsime ant dviračių transporto priemonių. Ne ant motociklų ar motorolerių. Šį kartą iš garažo išsitrauksime dviratį. Kartais norisi paminti pedalus, pakvėpuoti grynų orų, pasportuoti ir tuo pačiu pailsėti nuo vairavimo. Tačiau ko gero ne kiekvienas įpratęs vairuoti automobilį turi šią ekonomišką ir ekologišką dviratę transporto priemonę. Todėl šį kartą užsuksime pas dviračių pardavėjus, kurie papasakos, kaip teisingai išsirinkti dviratį pagal savo poreikius. Pirmiausia, tai mes siūlom žmonėm apžvelgti mūsų kolekciją ir pasižiūrėti, ar yra jiems patinkančių dviračių. Tada toliau jau aiškinamės, kur važiuos, kokiais keliais važiuos, kokios atstumus važiuos. Pagal tai reikėtų ir rinktis dviračio rūšį. Dviračiai būna ir miesto tipo, kaip mieste važinėti su vidiniam, su išoriniam pavarom. Yra, kaip, pavyzdžiui, šitas dviratis yra kalniniai dviračiai. Jie universalūs dviračiai, nors ir kalnų nėra čia, bet su jais galima važiuoti įvairiose vietovėse, ir raižyta vietovė, ir asfalto. Svarbu, kad jis būtų tinkamai paruoštas. Pirmiausia, tai klausim, kur važiuos. Ir pirmiausia, turi pasirinkti pats kokį patinkantį dviratį. Klausiam apie ratų dydį, ar ten 26 colių kaip šitas dviratis, ar 28 colių ratais. Tai priklauso nuo to, kokiais atstumais važinės. Pasak dviračių pardavėjo Algimanto Vilimo, dviračių važinėti reikia periodiškai, mat tai ne tik puikus laiko praleidimo būdas, bet ir teigiamas krūvis kūnui. Šiuolaikinį žmogų turi lydėti dviratis, jo bute turi būti dviratis, kompiuteris ir visi kiti šiuolaikiniai prietaisai. Bet dviratis padeda stiprinti sveikatą, nėra apkraunami sąnariai per daug. Taip kad reikia reguliariai važinėtis, norint, kad būtų gera forma, tai reikia tokio laikytis reguliarumo ir laipsniškumo principų. Reguliariai važinėjant visada norisi toliau važiuoti ir greičiau važiuoti. Ir galima pasiekti gana geros fizinės formas. Tai rodo sportininkų pavyzdžiai. Žymus dviračių sporto treneris Valerijus Konovalovas taip pat pritarė, kelionę dviračių į gamtą pailsėti galima paversti puikia treniruote. Čia labai geras dalykas, jeigu dar bagažinė, pasidėjai, ko reikia, į priekį ir šiek tiek į to svorio, kadangi tu vis tiek važiuoji daugiausia lygumoj, o tiesa, reikia pasakyti, kad nereikia rinktis kalnuotų trasų. Ypač jau 3-4 savaitės pirmas, būtų gerai, kad būtų lygus plentas arba nedideli pakilimai. Ir galima, sakau, su dviračiu labai daug nuveikti ir susiekimo priemonė, ir sveikatai gerai, ir užterštumo mažiau ir taip toliau. Bet pagrindinis dalykas, aišku, kiekvienam sveikatai visų pirma žymiai geriau. Valerijus Konovalovas taip pat papasakojo, kaip susireguliuoti dviratį pagal save. Pasak dviračių žinovo, pirmiausia dėmesį reikėtų atkreipti į sėdynės aukštį. Balną nustatom tokiam aukštį, kad kulnus padedam ant pedalų, minam kulnais ir nesikraipam, kad pasiekti pedalą. Geriausia, reiškia, kad jeigu, sakykime, nuo čia, nuo kelio, sąnarį, sakykime. Iš priekio galima nuleisti vertikalį ir patektų į pedalo centrą, į ašį, pedalo ašį. Reiškia, siūliuką su svoriuko nuleidžiam ir matom, kad į centrą, tai vadinasi, balnas į priekį, atgal teisingai pastatytas. Aukštį pastatėm, pirmin atgal pastatėm. Dabar, reiškia, dėl vairo, kiek jis turi būti toli ar arčiau. Turi būti irgi patogi, rankos šiek tiek sulenktas. Nereikia, reiškia, sėdėti va šitaip įsitempus, arba iš vis rankos, kad čia būtų. Kokia 140 laipsnis. Šitoj vietoj ir tai va. Kas liečiasi aukščiau vairą ar žemiau vairą,
Čia priklauso nuo komplekcijas žmogaus. Man, pavyzdžiui, su mano pilvu geriau aukščiau. No. Tie, kurie, reiškia, sportiškų sudėjimų, gali vairą žemiau laikyti. Aš savo turiu irgi dviratį be šitos štangus. Man patogiau, o šitaip, užlipti. No. Nes taip, vis tiek, su džinsais, tai vėl pas mus, netokie jau gimnastai, sąnariai netokie paslankus, jau sunkiau pakelti. Reikia dviratį palenkti, tada palipti. A jeigu, reiškia, be viršutinės štangos, labai žymiai lengviau, sakau, vyresniam amžiui ir žmonės, kurie turi antsvorį, žymiai geriau, be viršutinės štangos. Jei atsisėdus į automobilį iš karto pajaučiame, kad sėdynė sureguliuota blogai, užlipus ant dviračio tą pajusti gali būti sudėtingiau, nors sėdėti gali būti ir patogu, tačiau neteisinga sėdėsena jūs greitai nuvargins. Lygiai taip pat ir automobilyje, jei sėdėsite nepatogiai, veikiausiai muistydamiesi sėdynėje nuvažiuosite kokį 100 km neišlipę pailsinti nugaros. Visų pirma, jeigu balnas iškeltas per aukštai, pirma problema – prisitrinimas. Nes, reiškia, gaunasi, kad tu jau šlaunis nuleidži labai žemai, tu jau nebe taip sėdi, tu jau kabi ant sėdynės. Tai jau nepatogumai tokie, kad gali atsiras prisitrinimai. Antras dalykas, kada balnas per aukštai, tu nestabiliai jautiesi. Nu, kaip, tavo greitai sustoti. Nuleidai koją nuo pedalų, tu jau atsirėmė į žemę greitai. A jeigu balnas per aukštai, tau virsti reikia, kol atsiremsi. Arba taigi nušokti į priekį kažkaip tai. Čia būna situacijų tokių, kad gali patekti į avariją. Taigi šiandien tiek patarimų nusprendusiems suteikti išeiginę dieną savo automobiliu ir persėdusiems ant dviračių. Rubrika Prie garažo taip pat primena, ir vairuodami dviratį esate pilnateisiai eismo dalyviai, todėl būkite atsargūs kelyje.